Labas rytas visiems, gražus sekmadienio rytas. Matau už lango toks labai gražus ruduo. Galvoju, padarysiu įrašą ir taip traukia kažkur mane į mišką ar ten kokį prūdą įsimaudyti. Tai va, tai praeitą kartą pradėjom kalbėti apie 5 stadijų pokyčio elgesio modelį. Kalbėjom apie 1 stadiją. Reiškia, tai susiję su žmogaus motyvacija keisti savo elgesį. Tai va, dar sugrįšiu šiek tiek prie 1 stadijos, kas tai yra. Kalbėjom apie neigimo stadiją. Taigi specialistas padeda klientui atpažinti priklausomybės ligos pasekmes, skatindamas reflektuoti realius gyvenimo sunkumus susijusius su vartojimu. Jis kuria, sakyčiau taip, kuriama reikalinga sukurti palaikančią, nevertinančią aplinką, kurioje žmogus gali saugiai kalbėti apie savo patirtis. Per empatišką dialogą galima skatinti kliento abejonę dėl dabartinio elgesio ir taip ugdyti vidinę motyvaciją keistis. Aš pabandysiu pavyzdį paprastą kažkokį pateikti. Žmogus gali sakyti, kad jis neturi problemos, visi geria. Tai neigimas šitoje vietoje pasireiškiantis. Tai galima ramiai paklausti, o kaip tavo gėrimas veikia santykius su šeima ar darbą? Tokiu būdu galima klientui padėti pačiam pastebėti neigiamas pasekmes ir pradėti svarstyti galimybę keisti savo elgesį. Ir tokiu būdu pereinama į antroji apmąstymo stadija. Žmogus pradeda suvokti, kad jo elgesys yra destruktyvus aplinkai ir savo pačiam. Šioje stadijoje žmogus gali jausti stiprią ambivalentinę būseną. Ambivalentinę, jau keiksmažodžiais kažkokiais kalbu, tai paaiškinsiu, kas tai yra. Jaučiamas vidinis konfliktas su pačiu savim. Suprantama, kad toks elgesys kelia daug problemų pačiam žmogui ir supranta, ir pokyčio nauda lyg ir suprantama, bet kita vertus toks žmogus jis toliau nori vartoti cheminę medžiagą. Nes tai suteikia komforto būseną, psichologinio komforto būseną, kurioje žmogus įpratęs jau būti daugelį metų. Ir tada bandoma ieškoti priežasčių, kurios pateisintų pokyčio vengimą. Tai yra susigalvoji priežasčių, kodėl nereiktų čia man dabar to daryti, kad man nepasiseks, man per sunku, nepatogu, neįdomu, taip, tai pokyčiai tai visą laiką turi. Turbūt ir pats pokytis, sakyčiau, vyksta tada, kaip aš išeinu iš savo komforto zonos, arba kažkas mane išstumia iš jos. Tik tokiu būdu gali vykti pokytis kažkoks tai ir duoti rezultatų. Šiuo metu žmogaus savivertė ypatingai žema, jis gali nepasitikėti nei savim, nei aplinka, tai sukelia didelį nerimo jausmą. Galvojama, kad jeigu bandys keistis, jam nepavyks. Pats save taip žmogus programuoja dažniausiai. Ir kaip pavyzdžiui gali žmogus sakyti, aš žinau, kad gėrimas gadina santykius su šeima, bet be alkoholio jaučiuosi
tuščias ir neramus. Galima empatija pagrįstais klausimais padėti žmogui įsivardinti savo pačio tą prieštaravimą ir surasti ir jam paskatinti, sakyčiau, gal jo mąstymą, kad jis suprastų, kad jis prieštarauja pats savo, kad tai yra jo baimė dėl nesėkmės ir kur tas noras keistis, atskirti šitus gal dalykus ir kas duotų geriausią naudą, tai paprastais klausimais vėlgi. Kartu galima aptarti, kokia nauda toks pokytis galėtų atnešti pačiam žmogui ir kokią pagalbą žmogus norėtų gauti, kad jaustųsi saugiau keitimuose šitam procese. Taigi specialistas turi padėti žmogui įveikti ambivalentinę būseną, tai kaip ir minėjau, prieštaravimą pačiam savo, jei paprastai kalbant. Nereik naudot gal spaudimo ir su žmogumi išsiaiškinti visus pokyčių privalumus, taip stiprėja kliento vidinė motyvacija. Galima naudoti vadinamą naratyvinės atspindinčios refleksijos metodas, vėl keiksmažodžiai, ne? Tai čia, jeigu paprastai kalbant, tai vėlgi tai yra žmogaus gyvenimo istorija, tai vėl labai svarbu istorijos kažkokie tai elementai ir reikalinga pabrėžti tam tikrus niuansus iš to, ką žmogus pasakoja. Taip, ir tai stiprina jo motyvaciją keisti savo elgesį. Taigi, antroji stadija, tai apmąstymo arba svarstymo stadija. Čia žmogus suvokia, kad yra problema, bet dar nieko dėl to nedaro, tik suvokia. Specialistas gali įvardinti rizikas ir stiprinti žmogaus pasitikėjimą savo jėgomis, padėti atpažinti motyvacijos prieštaringumus, skatinti analizuoti teigiamus, neigiamus elgesio aspektus, pabrėžti naujas perspektyvas ir padėti suprasti, kur kreiptis pagalbos. Vėlgi pavyzdys. Žmogus gali sakyti, gal reikėtų mažiau vartoti, bet aš nežinau, ar man pavyks. Tada specialistas gali išsiaiškinti, kokie gyvenimo pokyčiai atsirastų nustojus vartoti. Ir kartu aptaria, kas galėtų padėti išlikti motyvuotam. Galima padrąsinti klientą, kaip toks paprastas pavyzdys vėlgi, kad pagalbos ieškojimas tai yra stiprybės, o ne silpnumo ženklas. Labai svarbus konsultacijos pabaigos apibendrinimas šioje stadijoje. Konsultacijos pabaigoje mes kartu aptarėme sprendimus, ką žmogus gali pakeisti dabar, ką galėtų pakeisti ilgalaikėje perspektyvoje. Svarstymo stadijos svarbu padėti žmogui atrasti vidinę motyvaciją keisti savo elgesį. Padėti ieškoti, išeiti iš ambivalentinės būsenos. Kalbėti apie galimus sprendimo būdus, taikant įvairių yra tų mokslinių metodų. Neužtenka vien tik suteikti žmogui informaciją apie priklausomybės ligą. Labai svarbu suteikti žmogui palaikymą, pasitelkiant įgalinimo teoriją, stipriųjų pusių perspektyvą. Apie tai kalbėsiu tolesniuose savo video. Skatinti priimti savarankiškus sprendimus dėl tolesnės gydymo eigos.
Svarstymo stadija yra tik vienas elementas, manyčiau, visame elgesio keitimo modelyje. Tai vėlgi pavyzdį kažkokį pabandysiu pateikti. Konsultacijos pabaigoje specialistas kartu su klientu aptarėme. Pavyzdžiui, šiandien galėsiu pabandyti, šiandien ar galėtum pabandyti vieną dieną nevartoti ir stebėti savo savijautą. O leiskim ilgesniuoju laikotarpiu pagalvoti apie pagalbos grupės lankymą. Tokiu būdu žmogus pats įvardyja realius pasiekiamus jam žingsnius. Svarbu, kad tai būtų realu, šiai dienai, ką žmogus gali padaryti dėl savo gerovės. Taip stiprinamas pasitikėjimas savimi, kad būtent, ką žmogus gali padaryti, o jis tikrai gali padaryti, mažais žingsniais kažkokiais einama į priekį. Reikalinga vėl pabrėžti žmogaus stiprybės ir palaikyti motyvaciją tęsti pokyčius. Kaip žmogus suvokia esamą problemą ir pradeda galvoti apie konkrečius veiksmus, siekiant pokyčio, bus pereinama į trečią elgesio keitimo stadiją. Apsisprendimo pasiruošimo. Apie šią stadiją kalbėsiu tolesnėme savo video, o dabar vėlgi sekmadienis, tai skirsiu laiko savo. Tai ir linkiu ir jums gero, gražaus, ramaus ir turiningo sekmadienio. Iki kito susitikimo.